Kokiųgi įrankių prireikia skaubiant kaušus iš gumbų. Štai čia buvo beržo gumbas, priaugęs prie medžio, va tokia kryptimi. Panašiai iš gumbų jau esu padaręs 2 lėkšteles dubenėlius. Šitas irgi va štai tai buvo priaugęs, tik matosi, kad jo centrinė dalis buvo pažeista, tai skaubiant gumbą pavyko taip išdrožti tą papuvusią vietą. O štai šitas irgi buvo papuvęs, tik iš kitos pusės. Tai šita dalis nuo medžio, o čia va viršui išskobta. Ir tokie 2 indeliai susidėti saldumynams arba kūčiukams jau yra padaryti. Dabar grįžkime prie to, kuris ne visai užbaigtas. Tai kai gumbas buvo nupjautas dar žiemą, jis buvo apipjaustytas į tam tikrą formą, kad būtų galima dėtis į spaustuvus. Tai apipjaustymui pasiteisina japoniški pjūkleliai, kurie yra skirti žaliai medienai pjaut, labai aštrūs ir tiksliai pjauna. Taip pat tą ruošinį galima apkapot. Štai čia yra drožėjo kirvukas, kuris irgi labai praverčia, kai reikia tą ruošinį apdailinti. O vėliau pradedam skobimo darbus. Tai pirmiausia eina didelis pusapvalis kaltas. Va štai tokiem ašmenim, kai spaustuvose įdėta iškalti, tai masiai. Tada šiek tiek mažesnis kaltas, pusapvalis. Ir dar yra specialūs kaltai, kurie skirti ne kalti, o drožti su posūkiu. Tai kai šitą vidurį išdrožiam grubiai, tai tada imam mažesnius kaltelius, pavyzdžiui, va štai tokį, ir drožiam su juo toliau. Ir yra išlenktos formos, kurie labiau tinka drožti prie pat dugno. Va ten skaptuot. Ir va toks irgi taip pat išlenktas kaltas, kuris jau posūkį arčiau dugno daro. Ten, kur kaltai nepasiekia, yra naudojami dugnui išlyginti skaptukai. Jie yra skirti drožti šaukštams ir kaušams štai tokiu būdu. Tiesiog į vieną ir į kitą pusę yra dugnas gramdomas. Čia va jau išdrožta ir sunkiai be pavyksta, bet principas va štai toks. Va. O išorė kaušo yra dailinama peiliu. Va taip kruopščiai, kad pjūviai vis smulkėtų ir smulkėtų. Šlifavimo popierius šiuo atveju nereikalingas, nes jis tik gaminio autentiškumą sumažina. Tai didelis aštrus peilis labai praverčia apdrožti visai išoriai. Ir kada kaušas jau būna pilnai išdrožtas, tai ateina eilė raižyti ornamentą. Ornamentui raižymui naudojami maži aštrūs kalteliai, kurie brėžia liniją. Na va čia va tik pademonstravimui įbrėšiu laikiną liniją, bet netikrą ornamentą. Maždaug taip. Tai išraižomi visi tie pagražinimai, kurie paviršių padengia. Tada dar kokia porą savaičių džiovinimui ir impregnavimas karštą alyvą. Šis kaušelis išdrožtas iš beržo gumbo. Gumbas buvo vientisas, mažai turėjo trūkumų, vienas liko šičia, truputį dugnas, bet iš esmės gerai pavyko iš beržo gumbo tą kaušelį padaryti.